Nu ką, hebrytė, antras epizodas Simako. Sveiki visi atvykę, su jumis aš Babuila, ane? O kągi mes šiandien veiksim per šį epizodą, ogi gal nieko ypatingo, nežinau, visko po truputį, ane? Pasižiūrim. Tai reikia po truputį jau judinti šitą projektą, pastovėjusi čia porą savaičių, tai pradėsime nuo viską reikia susirašyti ant lapo, ko mums trūksta, ką reikia pirkti, ne? Va, trūksta chromo, ne? Trūksta juostelės, ne? Faros, bim. Tai viską, ko trūksta, reikia susirašyti. Pabandysiu gal sutvarkyti stiprintuvą vairo, nes žiauriai myža, tai kaip ir minėjau, ten dvi tarpinės, pasižiūrėsim, ne? Visi gyvai pasižiūrėsim. Vieną šlangą noriu patvarkyti, tai pagrindinė tokie kažkiek patvarkyti, galbūt koilus pareguliuoti, ne? Tepalus pasikeisti, susirašyti visą sąrašą, ko mums reikia, o tas sąrašas, aš įsivaizduoju, bus žiauriai didelis, žinai. Ir jo. Parašykit komentaruose, ar patinka šitas Simakas ar ne. O mes, jaučiu, pradedam gal nuo stiprintuvo. Čia pagrindinis dalykas. Tai keliam ant keltuvo ir bandom pažiūrėti, kas ten vyksta. Nu va, publika, tai nusimėm tą šlangą, tai šitoje vietoje mes turim vairo stiprintuvą, ane? Šitą šlangą, nežinau čia, padodamoji, grįžtamoji, gal padodamoji, bet žodžiu per ją leido, ane? Tai pagrindas bent jau. Tai toksai varžtas dedasi, žinai, bats ir dedasi dvi tarpinės. Vieną kolegą jaunuolis jau nuvažiavo į Kauną paims, tai va, matot, čia yra blogoji tarpinė, matot, va šitoje vietoje yra toks įlenkimas. Nu, akivaizdžiai matosi. Tai per jį 99% ir leido. Tai paims dvi tarpinės, tepaliuką, visą šitą reikalą mes sutvarkysim ir turėtų būti kaulas iš tos pusės, ne? Jo, tai su šitų reikalų tiek, atvažiuos prie jūsų viską sutvarkysim, dabar toliau. Noriu dar sureguliuoti koilus, bet irgi reikia paieškoti raktą. Toliau. Sugalvojau tokį fintą, radau duslerką nuo BMW 6 EŠM3, man atrodo, pilna duslė. Tai du vamzdžiai eina, tai man trūksta, čia kaip suprantu, rezonatoriai turbūt, ne, kažkas tokio, ir bakelių dviejų. Tai parašykit komentaruose, ką jūs galvojate apie šitą reikalą. Nes neegzistuojantis reikalas šitas mašinos duslintuvas, tai aš galvoju tiesiog donorui paimti visą tą, žinai, duslerką kainuoja ten 105 eurų. Tai ir tiesiog permesti su jumis kartu su Tigu suvirinti galinį bakelį ir šitus rezonatorius. Turbūt taip. Nežinau. Ar paeis šitas fintas, ar ne? Kaip jūs galvojat? Parašykit. Bet aš taip įsivaizduoju, kad turi paeiti. Svarbu, kad tie bakeliai tilptų, aš paskambisiu į servisą, paklausiu, tad tie, kurie pardavinėja, kad man išmatuotų atsiųstų bakelių aukštį ir plotį, žinai, kad tikrai tiktų. O suvirint čia beleką. Kiek domėjausi, techų irgi problemų neturėtų būti. Svarbu, kad tvarkingai skambėtų viskas. Daugiau jiem ten problemų neturėtų būti, o Lukas rašė, kad tik tiesų išmetimą, tai faktas, kad galima, reikės pasidaryti išmetimą, bet aš noriu pasidaryti dabar tam, kad techą praeitų. Tvarkingai, kad viskas būtų. Jau. Dabar dar vienas aktualus labai stipriai dalykas, ką mes darom hebra su benzo baku. Nėra tokių neegzistuojantis reikalas arba kainuoja labai daug. Tai yra, kiek matau, realūs du variantai. Trečias variantas, aišku, pirkite baką, bet pirmas variantas galbūt žinot, nuo kokios mašinos tiktų ar įmanoma pritaikyti baką, jeigu įmanoma, ne? O antras variantas jį susiremontuoti pačiam. Čia turbūt labai durnas variantas, ne? Nes žiūrėkit, su benzo bakais yra toks reikalas, kad benzo bakais sproksta. Jeigu jūs turit patirties su šitų reikalų, parašykit irgi, kaip jūs galvojate tais visais bakais mums daryti, nes jeigu ir virinti, tai jis skardinis, viskas ok, čia nėra tame problemos jį suvirinti, bet yra klausimas, kaip jį išplauti, kaip išvedinti, žinai, kad ten tikrai saugiai viską pasidarytų. I don't know, nežinau, neįsivaizduoju. Tai čia aišku galima įsitvarkyti, žinai. Nes, naujas bakas gal 2 štukės eurų kažkas tokio, kosmosas. Dar buvo ten už 600 gal kažkas, durnas, tiek mokėtų už baką. Tai aišku, būtų labai cool, jeigu būtų įmanoma nuo kitos mašinos pritaikyti, bet ar tai įmanoma, nežinau. Neįsivaizduoju. Kažkas buvo komentaruose rašė, kad nuo EŠM5, bet neįsivaizduoju, parašykit komentarus. Nes čia galima pritaikyti tikrai.
čia nelabai kas trukdo jam. Pagrinde eina šitas kaip jisai kardanas, ane? Ir eina šonai. Viskas. Tai pagrindiniai dalykai, kas turi atitikti ten duslę, galima apeit kažkaip, tai žinai. Nežinau, parašykit komentaruose. Labai svarbus jūsų komentarai, hebra, nes čia tokių yra labai daug dileminių klausimų, ne? Jo. Ok, tai dabar, kol dar negrįžo kolega, kol kas leidžiam ją žemyn, dabar einam viską aplinkui, rašom ant lapo, ko mums trūksta. Trūksta daug, šiaip stabdžiai lyg ir prasidirbo, tai nežinau. Reikės dar pažiūrėti, kiek mėsos yra. Bet einam aplinkui iš kėbulo, ko trūksta, reikia viską susirašyti ant lapo, ko mums reikia nupirkti, ką reikia išspręsti, viską susirašom ir parodysiu aš jums viską, ko mums trūksta. Sustabdyk muzoną! Oi gerai, nesueina tie galai, nesueina pinigai. Gerai. Gerai, po truputį vyksta surašymas. Tai susirašiau, ką iš išorės dabar matau, ko mums reikia. Tai mums reikia, ane, faro apdailų, abiejų. Viena, bats, antra, bats. Toliau, ko mums reikia? Purkštukas. Chromas. Mačiau RRR yra, šitus pirksim turbūt Signedoj, tai šitos gandonas yra. Dar noriu vieną dalyką susižiūrėti, šiaip eina chromai visur, ne? Tai šitas groteles turbūt keisim į chrominės. Čia eina visur aplinkui mašina chromai, supranti? Nors kai kurie choleros apdažyti. Tai chromai, noriu priekį lygiai taip pat padaryti tokį, kaip turi būti, žinai, tai čia turėtų būti chromas, pagalidėję. Pažiūrėsiu, gali būti yra, gali būti nėra, jeigu bus pirkt, nupirksiu, jeigu nebus pirkt, yra variantas dar dažyti, yra chrominiai dažai, nežinau, pasižiūrėsim, galbūt. Tai su priekiu, tada reikia grotelių apatinių, šitų va, džimbolai, kur žiūri, va šitų apatinių grotelių reikia, ne? Valytuvų reikia. Suplyšęs vienas, reikia valytuvo, ne? Tai žodžiu, blėt, kur žiūrisi, na? Tai žodžiu, tokių dalykų kol kas ką matau. Einam toliau gilyn. Aišku, kaip matot, nėra čia daug. Realiai iš vis beveik nieko pirkti nereikia. 4 dalykų, žinai. Bet dar duslė ir bakas prisideda, ne? Tai iš išorės daugiau gal niekur nereikia. Realiai, jeigu dabar turėčiau duslintuvą, turėčiau tvarkingą baką ir turėčiau visus šitus dalykus, ką čia surašęs smulkmenas, šitas šūdus, tai būtų kaulas. Bet deja, neturiu. Tai pagrindinis jaučiu bakas number 1, duslė number 2. Visi šitie, mačiau, yra. Šūdas. Judam toliau. Kai testavom apiplovimus, neveikia kažkodėl priekinio stiklo apiplovimas, tai pradedam tikriausiai aplamai nuo saugiklinės, sutikrinsim visus saugiklius, ane? Kompas čia priklijuotas, turbūt nesilaiko. Tai žodžiu, drėgmės nebūta, prisuksim šitą gaidį tvarkingai jau. Tai apsitvarkom šitą saugiklinę, susitikrinam, parodysiu gal kaip tikrinti, gal nežinot. Gal ir nežinot, nežinau. Tai pasitikrinam visus saugiklius ir jungsim kompo, tik tai man reikia dar adapterį surast. Nes čia toks senovinis prijungimas kompo, tai adapterį surast ir bus kaulas, čia šiaip dangtelio reikėtų, ne? Nes aš jaučiu čia drėgmė gal nėra labai gerai. Reikia aplamai saloną iškratyti, ką mes turim salonę, gal ten kažkokių dalių dar turim valiojas bagažiniai, nežinau. Čia dangtelio trūksta, ne? Su farom susitvarkyti, faras, nežinau, žiūrėjau, žiauriai brangus reikalas, šitą ksenonai, tai aš taip įsivaizduoju, kad būtų protingiausia jas išsiardyti, nusimti šitus gandonus, viską išsivalyti, stiklus galbūt perlakuoti, kažką tokio padaryti su jais, gumam hana. Tai tokia ale restauracija, nes šviečia kaip ir gerai, tai galbūt ten kažko viduriuose daryti nereikia, visus šitus laidus išmesti, ką ten šneki dabar? Tai jo, tokie visokie šūdai, kur tik pažiūri, bet aš noriu po truputį visus šitus reikalus tvarkytis. Tai tikrai. Tai pasitikrinam pradžią visus saugiklius, tada jungiam kompą, žiūrim klaidas. Tada, jeigu nepaaiškės niekas su motoriuku priekinio stiklo, tada nusimsim ratą, pasiimsim motoriuką, pasitikrinsim, ar jis tikrai veikia. Žodžiu, reikia po truputį žiūrėti, kame čia. Pradžiai tvarkomės visus elementarius dalykus, ne? Ką mes žinom, tai tą ir susitvarkom. O paskui jau einant eigoj, lysim giliau.
giliau. Gerai, tai kaip vadina šitas gaidys? Multimetras, ne? Kaip jisai, nežinai? Nežinai? Nu tai aš irgi nežinau. Multimetras, nežinau, kažkas tokio. Tai žodžiu, pasirinkom funkciją čia, aš taip tikrinu, žinai, man taip greičiau. Galima išiminėti kiekvieną žiūrėti, žinai, netrūkė siuliukas. Pasirinkam garsą, ar yra kontaktas, žiūrėk, yra kontaktas. Pip. Nu ir viskas, ir einam visus šitus. Oi, ne visur paaišyta huinia, nes čia yra stikliukas, suprantigi. Va, matai, ant šitų, kai kurių, blėt, reikėjo gal atjungti šitą kaip jisai, nes čia nepatikrinsiu, aš taip, čia nebent tik tai, va. Sveikas. Tai kiekvieną reikia taip saugiklį patikrinti, tą, ką galim iš išorės, tą patikrinam. Iš išorės tiesiog, va, vieną kontaktą ir kitą. Yra kontaktas, nu ir eini visus išėlės. Čia naujas matosi. O, ai ne, yra, gerai. Tai gali būti apiplovimo, galbūt kažkoks saugiklis tiesiog, žinai, nukepęs, nežinau. Išsikraunu baterijos mano šitą aparatą. Gerai, yra. Ir taip kiekvieną. Visus saugiklius pasitikrinam prieš dedant kompą, nes jeigu saugiklis nudegęs, koks mūsų skirtumas, kad kompas rodys, kad blogai. Pasitikrinam visus saugiklius, kurie yra. Ir tada jau jungiam kompą ir žiūrėsim. Jau. Gerai, ką hebrytė, žodžiu. Apėjau čia šiek tiek apžiūrą, salonė nieko įdomaus neradau, visus saugiklius patikrinau, dar bagažiniai buvo, čia buvo, viską sutikrinau, viskas. Vienas buvo neįkišta šitoje vietoje, bet netkreipiu dėmesio, kuris, tai tiesiog įkišau. Dabar nusiskanuojam klaidas su kompu, tai aišku, tų klaidų bus milijonas dėl to, kad buvo su akumų problemos, bet aš jį pakroviau, jisai dabar gerai lyg tai veikia, reikės keisti, nes bigelės silpnokas, tai kažkada ateityje pasikeisim į galingesnį. Bet nusiskanuojam klaidas, visas jas nusitrinam, užkuriam gal mašiną, vėl visas nusiskanuojam. Ai, beje, dėl stiklo apiplovimo. Tai mūsų purkštukai veikia abudu, viskas cool, bent jau tai gerai, tai žinom, kad visa sistema iki purkštukų yra good. Langas veikia, bet tik koncentratas. Kaip sakė žiūrovai, S raidę paspaudus, dėga koncentratas. O paprastas, vot ir nebėga. Tai reikės paskelt mašiną, ane? Nusiim šitą galbūt purvasūgį ant greičio ir nusifotkint, patikrint tą purkštuką, jeigu jisai tiesiog su akumu 12 voltų, bats, galėsim kartu pasijungti, pasitikrinti ir jeigu neveikia, tiesiog iš karto užsakyti, tai žinosim, kame problem. Bet žinokit, hebrytė, aš kuo daugiau čia dirbu, tai tuo čia viskas atrodo kaulas, ką žinau, nieko čia baisaus nėra. Dar radau vieną rudelių biškį bagažiniai. Tai parodysiu kažkada ateityje. Parodysiu. Bet šitoj vietoj, kur akumas statosi. O gale, tai va kaip tik galima akumą pasižiūrėti, čia akumas gaunasi 780 amperių, 77 amper valandos. Tai kiek domėjausi, biškis silpnokas, reiktų galingesnio. O rūdžių mes turim va šitoje vietoje, akumo vietoje. Iš kitos pusės nieko nesimato, bet iš čianai. Ir čia ne ta apatinio, ta va čia viršutinis. Tai reikės šitą reikalą susitvarkyti, čia viskas gražu. Rato atsarginė vieta viskas gražu, bet pilna visokių įrankių primėti, tava matas. T25 prireiks. Pilna įrankių visokių saugiklių, pilna primėtėta, tai ne. Dar radau, powerbanką radau. O, kolegom premija. Oi gerai. Jo, tai kompas viską nuskanuoja, mes tiesiog nutrinam viską. Ir vėl per naujo viską nuskanuojam, ant smūgiaus nėra čia daug tų modulių. Ir tada žiūrėsim, ką jis čia rodys, bet gal netgi parodys mums, kad motoriukas neveikia apie plovimą. Nežinau. Ai, ABS-as mūsų sprogės bigelė. Tai va, pamiršau, ant skidelio vienintelį dalyką metą, tai yra ABS-as. Bent jau kiek žinau. Tai ir parkai neveikia. Va, dargi, kad... Tai visus šitus dalykus dabar su kompu užsirašysim, ko mums reikia. Parkus keisim, noris, kad viskas veiktų. Jo. O, nuskanavo. Tai erase net nežiūrėsim, nes visada, kai akumas miręs, tai meta viską. Tai viskas nusitrina, užkuriam mašiną, per naujo viską nuskanuojam. Iki to laiko galbūt sutvarkysim tą gaidę. Čia reikia taip pat. Čia, man atrodo, yra labai negerai, kad jisai nulūžęs, tai irgi sutvarkysim šitą daiktą, bent jau laikinai. Reikia susirasti, čia pats vamzdelis tai geras. Čia va šitas va, mamytė nėra gera. Tai mamytę reikia pakeisti. Galbūt dabar kažkaip čia mes priklijuosim laikinai, kad laikytųsi.
Nu, žodžiu, kažkaip laikinai padaryt, kol Lukas atvažiuoja, žinai. Bim, kolega kaip tik grįžo, tai yra nuostabu, tai va turim 2 dabar naujas tarpinės. Metam jas ant šlangos, pripildom visą sistemą su skysčiu, nuorinam ją. Ir tada parodysiu jums, hebra, gavosi man ar ne. Ar sutvarkėme šitą nesąmonę ar ne. Žiūrėsim, seniau, žiūrėsim. Dar paveršiu galvą šitą vietą, nes čia kažkaip man labai įdomi irgi. Baby žino, nežinau. Ok, susitinkam, kai viskas bus done. Nu, vėl suki vieną į kitą. Gerai. Aha. Palaikyk, vėl į kitą. Palauk. Ką mes dabar darom? Tai nuorinam sistemą. Ir vis va sukinėjai vieną į kitą pusę ir vis dapildai tos skyščiaus. Skyščiuko. Nu. Vieną. Nu ir sukinėk pirmyn atgal. Aš žiūriu dar, ar čia nieks nebėga. Oi, kaip gerai. Pagaliau, blet. Antiek paprastas remontas, 2 šaibytės pakeis mašiną, apsišikus, blet, iki ausų. Gerai. Aha. Gerai, kitą. Sukinėk, aš dar pažiūrėsiu čia visur. Ar... Nu, bet va per čia, blet. Nepatinka man to šlangos šitos apatinės. Labai nepatinka man jos. Ir man jos abidvi netgi nepatinka. Gerai, ir sukinėk. Pirmyn atgal. Nežinau, kiek kartų reikia sukinėti, šį pastebėjau dažnai, kad užvedus dar būna garsų. Gal tie burbuliukai turi visi dingt pilnumoj. Nežinau. Gerai, prisukam. Bim, dar vienas reikalas tvarkytas, žodžiu, dėl tų apiplovimų. Pasižiūrėjau, atsidariau viską, prasidariau. Tai čia mes turim pirmąjį žibintų apiplovimą. Tada mes turim stiklo apiplovimą ir aišku daviklį. Tai atjungus fiškę, supratau, kad čia žibintų, tai jisai veikia, šitas neveikia. Tai jisai pas mane rankoje, lygiai taip pat atrodantis, lygiai toks pat kaip koncentratą. Tai aš tiesiog iš koncentratą permečiau tenai, kad man paskui nereikėtų šitų visų purvasaugių lupti, tai mes turim veikiantį stiklo apiplovimą. O tą koncentratą belė kada iš karto užsakysiu ir bus galima čia patogiai permesti, nereikės jokių purvasaugių. Tai galim pasižiūrėti, bet valytuvus vis tiek reikia keisti. Visiškas Šrotinskis, žinai. Pleka, man dabar stiklo nesubraižytų šitas gandonas. Nu, dar vieną kartą užplaunam ir viskas. Tai reikia dar valytuvus pasikeis, bet bent jau išsiaiškinam, kodėl neveikia tas bigelė. Tai degimas veikia puikiai. Oba! Nu ką, chebrytė, praėjo jau kelios dienos, net ne kelios dienos, gal jau ir savaitę, gal dar ir daugiau. Tai vėl po truputį krapštamės prie Simako, negalvoju, kad tai yra numestas. Toks įdomesnis reikalas, sparnas, bandom nuimti. Babulas suvirintas su slenkščiu. Nežinau, ar matas, bet suvirintas su slenkščiu, seniai. Nu tai šitas sparnas keičiasi. Negalvojau, kad keisim šitus slenkščius, bet slenkščius, sakau, sparnas. Negalvojau, kad juos keisim, bet reikės keisti, ne? Tai yra jie. Bet kainuoja jie benamvrot. Slenkščiai nuėmus tas plastikinės nesąmonės, tas iš vis skaityk ledinis, šitas čia va ties viduriu. Kažkoks pamuštas, supranti. Kažkokia tai bigelė pamušta ir čia va rudyja. Ne kiaura, bet rudyja. Ir visi kraštai virinasi, ne? Dėl ABS-o buvau nuvaręs elektroninę dalį restauratoriui. Tai jis man paskambino, sakė, kad šitas elektroninė dalis gera. Tai reikės knistis kažkur kitur, nežinau dar kur, kaip ir gerai, bet kaip ir blogai. Žibintai ardosi, tai šitus kelsim, restauraciją, supranti. Bamberius nusimėm, nieko neradom įspūdingo, kažko tai landžeronai sveiki gražus, nenulenkti, netvarkyti. Tas lygiai taip pat, kas dar? Kas dar čia įspūdingo, Galinį bamperį nusiėmėm, arkos irgi gražios, šitą šiek tiek parūdėjus, bet labai minimaliai. Ta kita ledinė, visiškai ledinė. Skaityk. Jo. Tai reikalai juda po truputį reikalai juda, tik tai vat sparnų reikės, abudu sparnai 400 eurų. Dėl keleivių pusės nežinau, einam, parodysiu.
Kitas sparnas yra kaip ir geras, žinai, visa arka kaulinė, iš vidaus jokių rūdžių nėra, nieko nėra, visas tvarkingas, apačia man nepatinka, apačia biški parūdijus, nedaug, čia rūdija dėl to, kad va, opa, čiut nenukrita babuila, dėl to, kad čia purvas renkas, tai šitą reikės reikalą sutvarkyti, bet esmė tojo, kad šitą gal dar ir gelbėsim, nes, blėt, hebra 400 eurų. Nu, tipo, aš hebra visada keičiu, bet, žinai, nu... Norėtųsi išgelbėti, nes kaip ir kapotą jaučiu, galbūt reikės kitą pirkti. Tas sparnas, kur suvirintas, tai tikrai keičia 100%, ne? Dar gavau visokių chromų, šudomų, parodysiu ateityje. Dūslė turi atkeliauti. Oro dėsim visą pakabą. Jau lyg susirašiau, bet reikės 3 mėnesius laukti. Dūslę darysim tiek sportinę, tiek originalę. Tai manau, čia kontento bus ne... Tai va, tai jo. Turėjau dar vieną tokį dažymą, galim pasižiūrėti, galiu parodyti. Jo, šešiokį tokį dažymėlį apturėjom, tai šiaip čia pardavimui, ale kokybės nereikia taupyti pinigus, bet visai neblogai gausi. Taupimas pinigų tai, kad rankenėlės neįsiminėjom, nes jinai čia biškai sudėtingai įsiminėja. Labai gražiai susiguldė, tai pasižiūrim šitą dažymą, kaip sakant, projektai iš niekur neauga, iš laikų jie nesidaro. Projektai hebra darosi iš pinigų. Tam, kad pinigų gaut, juos reikia uždirbti. Na, aš galit paaukoti, žinai. Babula Production. Nu, bet dažniausiai reikia juos uždirbti. Tai tam, kad juos uždirbti, reikia dirbti. Tam, kad dirbti, reikia klientūros. Tai jeigu domina dažymo darbai, Facebook, Mozaika, Auto Body Shop, per kamerą matau, kad tikrai taip spalva nepersidėkia. Čia tokia, aš pastebėjau, čia Fiatas 500, man atrodo, yra kibiriauskas. Pastebėjau, kad kuo mašina yra šudinesnė, ane? Tai tuo, blėt, ta spalva būna brangesnė. Čia seni, Xeraliko ėjo gal 30%, čia belegai brangi spalva seniukai. Ir prastai dengianti. Nežinau, kodėl šitie šudaliauskai susigalvoja aфиgenas spalvas kal, bet tebūnie. Kas buvo, visas buvo sulankstytas, ale po meninio lyginimo, bet žiauriai, nu prastos kokybės žiauriai dalis buvo visas apibalvojantas. Bamperis lituotas, šuduotas, bet kažkas gavosi, manau labai gražiai gavosi, tai kaip ir minėjau po praeito video, poliruojam dulkės vizualinėse vietose, tai čia reikės viena, antra, galiu iš arti jums parodyti. Tai va viena, antra, čia gal kažką papoliruosim ir čia daugiau tiek, čia ir čia daugiau tiek, ketvirčio daugiau gal čia, kelios dulkelės. Daugiau nejudinsim, sparniukas, čia 1, 2, 3 ir sparniukas daugiau viskas, kažkaip vėl snarglių nepasigaunu, nežinau, kas čia vėl ranka atsimušė, atrodo, vėl jinai susidirbo, tai su snargliais viskas gerai, jau nežinau kiek kilintas dažymas, bet viskas yra cool. Kapotas toks dažytas, nei vartytas, nei ką, nes čia vieną buvau atvejį turėjęs, paverčiu kapotą, pysasi babulą ant žemės, žinai, tai jau stengiuosi nevartyti. Kai pasikabinau, tai babul ir kaba. Nu tai va, jeigu domina hebra dažymo darbai, Facebook, Mozaika, Auto Body Shop, tai ne tik padėsit, žinai, babulai augti, bet ir projektas greičiau judės, nes bus finansų, žinai. Jeigu nori prisidėti prie kūrybos, paspaus laiką, paspaus subscribe, gali narystės įeiti, žinai. Labai būsiu dėkingas, šiaip mūsų jau gal 45. Niekaip neprisirašiu hebra jūsų įtalpinti, žinai, ant lango. Kitą video tikrai taip. Prižadu, dievaš. Tai kitoje video, šitas dar toks video, žinai, norėjau tepalus pasikeisti, bet jau mes pradėjom jį ardyti, net nėra tikslo jų dabar keisti, gal kai Lukas perrinks motorą, tiksliau mes su Luku. Tai galbūt tada įpilsim tos šrotinius tepalus, viskas prasiplosi, tada naujus gerus tepalus įpilsim, nes dabar nėra tikslo, vis tiek mašina stovi, tai kam ten pilt naujus tepalus. Tai va. Jo, kiti video turėtų būti rimtesni. Duslintuvas, slenkščių virinimas, orinės pakabos, dažymas visokie buvo, galbūt garso izoliacija. Garso sistema. Eik tu nauk, seniai. Daug. Ratų ieškausi. Buvo išlindę vieni Alpinos už 3,5 tūkstančio. Babybina. Все, до свидули. Nu, sveiki, ponios ir ponai, sveiki atvykę į krematoriumą, hebra. Man atrodo, reikia šitą mašiną vežti krematoriumą ir sudegint.